Pati gražiausia metuose šventė yra vasaros saulėgrįža, dar seniau vadindama rasomis, saulės švente. Pas mus krašte vadinam kupolinėmis. Yra išlikusi ilgametė tradicija čia Liudinavų krašte, konkrečiai Kuilokų kaime, per naktį jaunimas, mergos ir bernai saugodavo kupolę. O kupolė tai yra tiesiog žolynai. Nuo senų žmonės tikėjo stebuklinga šiuo metu surinktų žolynų galia. Šių laikų žmonės jau nelabai supranta, koks yra magiškas, koks yra paslaptingas tas augalų ir žolynų pasaulis. Ypač vaikai, todėl mes kiekvienais metais vedamės į laukus vaikus ir pažindiname su tais stebuklingais augalais. Juk kiekvienas augalas turi savo nepaprastų gydomų galių. O kur dar yra ta grožio magija ir galia? Nuo senų žinoma, kad štai šis augalas, jaunažolė, yra vaistas nuo 99 ligų, taip močiutė sako. Be abejo, yra ir daugiau augalų turinčių labai daug gydomų savybių. Bet pirmiausiai tai yra grožis. Merginos per kupolines pina vainikus, kiekviena stengiasi surinkti jai labiau patinkančius gražius augalėlius ir supinti vainiką. O vainikas tai nėra tik tai gėlių girlianda, tai yra kaip karūna, kiekviena mergina pasirenka tą augalėlį, tuos augalėlius, kurie jos širdžiai patys mieliausi. Ir kiekvienas augalas turi prasmę. Geltonas augalas, žinoma, asocijuojasi su saule, su šviesa, su šiluma. Baltas galbūt su skaistumu, su tyrumu. Mėlynas augalas yra tikrumas. Ir galima būtų vardinti be galo, be kraštų. Aš manau, kad tas prasmes kiekviena savo turėtų susikurti. Iš surinktų augalų mes pinam vainikus, puošiamės kupolinių vakare, puošiame aukurą, piname kitus papuošimų girliandas, vainikus ir tada džiaugiamės. Šiais laikais žmonės iš tikrųjų yra atitolę nuo gamtos, ypač didžioji dalis. Ir šita proga, ši diena yra svarbi tuo, kad žmogus gali susimąstyti, kad jis yra absoliučiai priklausomas nuo tos gyvosios gamtos, nuo tos augalijos. Kaip minėjau, tai ir vaistas, ir rūbai gaminami, ar ne, tai ir grožis, ir sveikata. Mes esam tik tai maža labai dalis ir mes turim būti dėkingi kiekvienam augalui, kiekvienam žiedui. Galų gale tai ir bitės, nuo kurių priklauso mūsų gyvybė, gyvenimas. Jeigu bitės išnyktų, tai ir pasaulio neliktų, tai reiškia ir mūsų žmonių. Besąlygiškai mes turim tiesiog eidami, rinkdami, bet to reikia rinkti tyloje. O ta tyla reikalinga tam, kad mes susimąstytume, koks vis dėlto yra gražus ir ypatingas, įstabus, stebuklingas tas visas žaliasis pasaulis. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.